Antrasis mano pasakojimas bus apie kitą kelionę. Kitą kartą jau aš keliavau vienas. Ta kelionė buvo tokia mano išsvajota kelionė, noras susipažinti su vienu iš gražiausių pasaulio miestų – Roma. Romoje iš tikrųjų aš praleidau keletą dienų. Man atrodo, berods tai buvo 5 dienos, vienas ilgas savaitgalis. Ir mano tikslas buvo tiesiog apkeliauti, pasigrožėti, pamatyti įspūdingosius Eliziejaus rūmus, pamatyti Panteoną, pasivaikščioti Romos gatvėmis, suvalgyti tradicinės itališkos picos ir pasidaryti į Italijos iš tikrųjų, nes kažkaip teko man girdėti anksčiau, kad Italijoje blondinai turi didelį pasisekimą, ypač mėlynakiai. Tai tuo metu aš dar buvau labiau blondinas negu dabar ir iš tikrųjų noras buvo patirti kažką naujo. Tai ta kelionė jinai buvo kupina nuotykių. Atvykau aš Romą lėktuvu, apsistojau mažame viešbutėlyje ir toliau, jeigu pasakot, tai tiesiog pasivaikščiau po saulėtą Romos miestą, pamačiau tas visas įžymybės, aišku, po kurio laiko nusibodo, kaip visiems, pavargau žiauriai. Ir man labiau patiko vakarinė dalis, tai yra ėjimas į klubus, bendravimas su vietinėmis italėmis, kurios angliškai beveik nuo bum-bum. Bet kažkaip mes ten susikalbėdavom gestų kalba, kūno kalba ir šokio kalba. Taip pat, aišku, ir alkoholio kalba. Šiaip Italės pasirodė iš tikrųjų tokio, nenusakomo būdo. Man, kaip pripratusiam prie šiaurietiškų merginų, lietuvių tokių susikaušysių, manęs pasirodė kaip tokios nenuspėjamos visiškai ir tai joms ten šauna į galvą, jos gali ten aikčioti, būti linksmos, tai gali nuliūsti, tai gali nei iš šio, nei iš to kažkur dingti, po to vėl atsirasti ir joms tai visą tai atrodo normalu ir be perstojo tokias šnekančias merginos. Tai va, išskirti galėčiau vieną, vardu Silvija, mes ją praleidom. Susipažinom su ją tik tai prieš galą, tai mes praleidom su ją tik tai kokias 2 dienas. Tai buvo labai romantiška, labai gražu, jeigu matėt filmą apie Paryžių, apie tai, kaip žmonės praleidžia naktį visą kartu ir vaikšto. Mes irgi taip pasivaikščiojome Romoje ir tai atrodė lyg kažkokios naujos meilės užkimimas. Aišku, išvažiavau aš tokia apsalšęs širdimis, su viltimi sugrįžti, bet šita romantiška istorija neturi laimingos pabaigos, nes taip ir negrįžau aš į Romą. Ir Lietuvoje, sakykime, taip, tas romantiškas nuotykis taip ir baigėsi. Bet žinai,